Labą dieną, Kasčiejus Kasčiūnas, kaip visada, savo sultys. Toliau eina dar su vienu psichopatu, savo nacistiniais pasisakymais, ta prasme, koks įstatymas jums, blėt, suteikia teisę, aš nesuprantu, rinkti apie fizinius asmenys duomenys. Jums duomenų apsaugos įstatymas negalioja Lietuvoje, ar čia kaip? Kuris teismas jums suteikia leidimą rinkti arba kištis į privačių asmenų gyvenimą, lysti ir diversijas daryti. Ir čia atkreipkite dėmesį, šneka tie patys, kurie sako, diversantus reikės šaudyti. Tai gal ir pradėkim, blėt, šaudyti diversantus. Kas čia dabar ruošiasi rengti diversijas? Kasčiūnai, kaip ten taip? Juk tu pasisakei su Svaru, jog reikia šaudyti diversantus. Dabar jūs kalbate su šitų psichopatų, blėt, kitų nacikų, apie tai, kaip jūs diversijas rengsite. Tai jūs, blėt, sveiki ar nesveiki, kas jums nahu yra, aš nesuprantu. Jūs čia pat aiškinate, tai jūs dabar kaip čia patys į save savo taikinį nusipiešėt, tai dabar yra legalu šaudyti tokius diversantus. Jūs ką tik pasakėt, kad norite diversijas daryti ir ta prasme, o prieš tai sakėte, jog diversantus reikia šaudyti. Psichai, blėt, kas jums yra, nahu, jūs pabandykit pas psichiatrus pasikreipti, gal kažko bent padės, aš net neįsivaizduoju, ką čia jau toliau. Štai kur jų pasisakymas, žiūrėkit. Atoveiksmis, agresyvus veiksmas juk turėtų eiti ne iš valstybinių institucijų, nes jos iš tikrųjų negali daryti kai kurių veiksmų, bet tą gali daryti platesnė visuomenė, ypač, sakykim, tokios grupės kaip, tie patys žymieji elfai ar šauliai galbūt, kurie konkrečiai užsiima informacinės ir kibernetinės erdvės stebėjimą ir priežiūrą. Ir čia matyti irgi reikia turėti labai aiškią kompleksinę programą. Prieš ką kovojam, kokiais instrumentais, ką mes su jais galim daryti. Neutralizuoti, blokuoti konkrečius IP adresus, konkrečius asmenis, reportinti juos ar ne, pranešinėti kaip turinčius kažkokių kenkėjiškų motyvų, nurodyti, ką teisėsauga galėtų padaryti, jau pateikiant konkrečius įrodymus. Tai čia yra vienas iš tų dalykų, ką, manau, galime padaryti per netgi konkrečias ir valstybinės programas, remiant konkrečius projektus, kurie skirti tokiai veiklai. Ir aišku, reikia matyti eiti į tą informacinį karą su naujais veikėjais. Jeigu tu pakalbėsi per LRT televiziją ar netgi šitos transliacijos keliu, tavęs neišgirsta visuomenės dalis, kuri jau yra kažkur kitose burbuluose. Vadinasi, reikia prasibrauti į tuos burbulus. Reikia savų diversantų.